Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Liepos 11 dieną portalo Alytaus gidas komanda užfiksavo, kaip po liūties į Didžiąją Dailidę teka didelis srautai lietaus nuotekų. Tąkart vandens mėginį pristatėme į Dzūkijos vandenų laboratoriją. Paaiškėjo, jog 250 ml vandens mėginio nepakanka visiems tyrimams atlikti. Be to, rekomenduojama mėginį paimti ties pirminė vandens ištekėjimo vieta, o ne jau patekus į ežerėlį, kaip mes darėme. Pasak specialistų, tyrimo rezultatams tai galėjo turėti įtakos. Šitą mėginyje atlikus tyrimus buvo rasta, kad permanganatinė oksidacija nėra labai didelė, tai rodo lengvai beoksiduojančias medžiagas. Kiek didesnis kiekis yra skendinčių medžiagų, kurios rodo, kad mėginiai yra mineralinių ar organinių medžiagų, kaip ir dumblo dalelių, kurios gali patekti liūčių lietaus metu, kadangi padidėja nuotekose užterštumas ir nuotekų tėkmės greitis. Iš amonio azoto nebuvimo ir fosforo nustatymo pėdsakų mes nustatėme, kad mėginyje jokio buitinio užterštumo taršos nėra. Anot laboratorijos inžinierės Reginos Butėnienės natūralu, kad kartu su lietaus vandeniu teka ir skendinčios medžiagos, tačiau jos labai didelės įtakos vandens telkiniams nedaro. Ar galima teigti, jog toks vanduo, kuris teka šiuo atveju į Dailidės ežerėlį, nekelia grėsmės gyventojams? Tai todėl ir remiamės, kadangi skendinčių medžiagų buvo rastas padidėjęs kiekis, bet nėra toks didelis, o liūčių metu toks susidarimas visada galimas, todėl kad labai didelė tarša šito vandens pasakyti negalime. Bet jie yra vis tik. Tai yra skendinčių medžiagų, kadangi, sakau, lietaus liūčių metu, tai yra čia natūralus dalykas, kadangi į vandens išleistuvus papuola šitos visos medžiagos, kurios yra nuplaunamos nuo vandens paviršiaus. Tai yra organinės medžiagos ir galima būti ir daržovių, ir visokių augalų likučiai, ten neorganinės kilmės medžiagos, kurios gali atsirasti kaip smėlis, molio gabalėliai, tuo labiau ir dumblas. Liepos 13 dieną parodžius reportažą sujudo ir portalo Alytaus gidas skaitytojai. Jie piktinosi, kad pradžioje išvalytas telkinys, o tik po to bandoma gauti lėšų valymo sistemoms. Ir tai yra tiesa. Tik kitų metų viduryje turėtų paaiškėti, ar Alytus gaus lėšų valymo įrenginiams įrengti. Portalo žiniomis Alytus ir druskininkai konkuruoja jas gaunant, o iki tol per liūtis nevalomas vanduo ir toliau papildys Didžiąją Dailidę. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.